Sveiki, su jumis IT gėris. Šiandieną jūsų laukia keletas Apple naujienų, žinios iš interneto privatumo apsaugos fronto ir, kaip visada, truputis įdomybių. Apple garsėja ne tik savo produktais, bet ir drastiškomis priemonėmis prieš savo konkurentus – patentų teismais. Steve'as Jobsas prieš mirtį buvo žadėjęs sunaikinti Androidą, neva šis kopijuoja daugybę funkcijų ir sprendimų iš iOS. Šis karas Apple kainavo daugiau nei 100 milijonų žaliųjų, tačiau ar tai buvo verta to? Ne vieną iPadų sotų žmonės planšečių rinkoje. Amazon pristatė patobulintą knygų skaitymo įrenginio versiją Amazon Kindle Fire ir šį kartą tai virto visaverte planšete. Amerikoje šios buvo išpirktos kaip karšti pyragėliai dėl savo santykinai mažos $200 tesiekiančios kainos. Paskaičiuota, kad šios Apple kainavo apie milijardą žaliųjų, nes žmonės rinkosi ne iPadą, o naująjį Kindle. O dabar apie privatumą internete. Google Plus dabar leidžia naudotis ne tik tikruosiu savo vardą ir pavardę, bet ir slapyvardį. Jeigu jūs esate žinomas ne savo tikruoju vardu, pavyzdžiui kaip Madonna, tai ši funkcija pravers integruojantis į naująjį socialinį tinklą. Šis bus rodoma šalia arba sulig pelytės užvedimu, tačiau reikės įrodyti, kad pseudonimas tikrai reikalingas. Sausio 18 tinklapiai turėjo progą pasireikšti prieš Jungtinių Amerikos valstijų SOUPA ir PIPA teisės aktus. Šie, jei būtų priimti, leistų autorinių teisų saugos organizacijoms atjungti JAV prieigą prie bet kokių puslapių ir pašalinti juos iš JAV paieškos variklių ir mokėjimo servisų. Riebiausiai protestą išreiškė Wikipedia, kuri visiškai atjungė prieigą prie angliškosios puslapio versijos ir rodė vartotojams pranešimą. Įsivaizduokite pasaulį be laisvai įgyjamų žinių. Google uždengė savo logotipą juodu stačiakampiu, paspaudimas ant kurio nukreipinėjo į peticijos prieš teisės aktus pasirašymo puslapį. Po to, kai FTB uždarė populiarų failų dalinimosi portalą Mega Upload, interneto įsilaužėlių ir programišių grupuotė Anonymous, kuri vadovaujasi savo tvarkos ir teisingumo nuojauta, atjungė FTB ir kitų JAV teisėsaugos institucijų puslapius. Nežinoma, ar Mega Uploado uždarimas buvo visiškai teisėtas. Vartotojai ten laikė ir visiškai legalius failus. YouTube pasigyrė savotiškais rekordais. Per vieną parą puslapis surenka 4 milijardus peržiūrų, o per 1 sekundę yra įkeliama 1 valandos video. Taigi, anot jų tam progai sukurto puslapio, kurio adresą matote ekrane, per 10 dienų į puslapį įkeliama video įrašų, kurių bendra trukmė 1 amžius – 100 metų. Neįtikėtina, ar ne? Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas šį kartą puikiai išreklamos Google Plus socialinį tinklą. Sausio 30 surengs preskonferenciją pasinaudodamas grupiniais vaizdo pokalbiais Google Hangout. JAV piliečiai gali užduoti klausimus, į kuriuos nori, kad jų prezidentas atsakytų, o patys aktyviausi galės sudalyvauti pačiame pokalbėje ir tiesiogiai paklausti Baracko Obamos. Mažai Lietuvoje žinomas kompiuterių gamintojas Alienware išleis dar vieną vardinį savo kompiuterį – X51. Šis pasižymi gerais techniniais parametrais – 3 GHz Intel procesorius, 8 GB operatyviosios atminties ir galinga vaizdo plokštė. Kompiuteris kainuos apie $1000. Dizainas panašus į žaidimų konsolių dizainą. Tai nėra nuostabu, nes pats įrenginys pristatomas kaip žaidimų kompiuteris. Ir beje, įdomiausia šios laidos naujiena. Švedija pripažino failų dalijimąsi kaip religiją. Kopimistai taip save vadina žmonės išpažįstantys šį naująjį tikėjimą tiki, kad dalinimasis informacija yra šventas ir jos vertė su kiekvieno kopijavimu didėja. Kaip ten bebūtų, toks marazmas yra lygiavertis atsakymas autorių teisių gynėjų marazmui. Dėl šventų kaupi ir peist. Su jumis buvo IT gėris. Nepamirškite palaikinti ir pasidalinti su draugais. Viso geriausio.